Rožių lelijų dvaras. Ėjo namo vienas atitarnavęs kariuomenei kareivis. Beeidamas pavargo ir užsuko į vieną dvarą. Tas dvaras buvo užkeiktas. Vaikščiojo jis po tą dvarą ir po visus kambarius nieko nėra. Viename kambaryje pagaliau jis rado labai juodą paną. Kareivis prašėsi nakvynės. Ši atsakė: šitas dvaras yra užkeiktas, ir kai sutemsta, jame vaidenasi piktosios dvasios. Kareivis atsakė: aš negaliu toliau eiti ir čia nakvosiu. Na gerai, tarė pana, jei tu sutinki, gali nakvoti. Aš tau duosiu knygą ir 2 žvakes, ir kai sutems, tu užsižiebsi žvakes. Skaityk knygą ir niekur nesidairyk, nors tau rodysis visokios baisenybės. Kareivis taip ir padarė. Kaip tik sutemo, į kambarį prigužėjo visokių šlykščių gyvačių ir kitokių baisenybių. Kareivis neatitraukė akių nuo knygos, gyvatė šliaužė jam apie kaklą, bet nieko nedarė, o kai tik atėjo 12 valanda, gyvatės išgužėjo iš kambario. Kareivis po visų baisenybių atsigulė ir saldžiai užmigo. Rytą atėjo pas kareivį pana, lyg juostos jau balta. Ji padėkojo kareiviui, davė valgyti ir prašė, kad antrą naktį nakvoti. Kareivis sutiko. Kai prisiartino vakaras, vėl užsižiebė žvakes ir skaitė knygą. Į kambarį prigužėjo visokių baisių žvėrių, kurie išsižioję, kalendami dantimis norėjo sudraskyti kareivį į gabalėlius. Kareivis, kaip ir pirmą naktį, neatitraukė akių nuo knygos ir žvėrys jam nieko nedarė. Kai tik atėjo 12 valanda, vėl viskas išnyko. Rytą vėl atėjo pas kareivį pana, jau lygi kelių balta. Ji tarė: dėkui tau, kareivi, nakvok ir 3 naktį, nors ši naktis bus bjauresnė ir baisesnė už anas 2 naktis. Kareivis sutiko ir 3 naktį nakvoti. Kai prisiartino vakaras, kareivis užsidegė 2 žvakes, paėmė knygas ir skaitė. Į kambarį prigužėjo daug kareivių ir jam kalbėjo: ko tu čia sėdi? Čia tau ne vieta, skubėk greičiau, jei nori nuo mirties išsigelbėti. Taip ir baugino kareivių visokie balsai, bet kareivis nė nedirstelėjo į juos. Kai prisiartino 12 valanda, vėl viskas išnyko, kaip ir pirmas 2 naktis, o kareivis atsigulė ir saldžiai užmigo. Rytą pas kareivį atėjo pana jau visa balta. Ji pabučiavo kareivį ir tarė: dėkui, kareivėli, dabar tu mano, aš tavo. Pana kareiviui padovanojo brangų žiedą. Kareivis paėmė žiedą ir prašė paną, kad dar jį leistų aplankyti savo tėvus. Pana leido jam važiuoti pas tėvus. Pakinkė karietą, davė vežėją, vežėjui įsakė: kareivis norėjo sustoti, bet tu nestok, o dar greičiau važiuok. Kareivis išvažiavo. Keletą mylių nuvažiavęs, kareivis prašė vežėją sustoti, bet vežėjas tartum nenugirdęs nesustojo, bet dar greičiau važiavo. Kiek pavažiavus, vėl prašė vežėją sustoti, bet vežėjas nesustojo. Keletą mylių nuvažiavus, kareivis 3 kartą vežėją prašė sustoti, bet vežėjas nesustojo ir šį kartą. Kiek pavažiavęs, vežėjas atsigręžė ir pamatė, kad kareivio nebėra. Tada vežėjas grįžo pas paną ir papasakojo jai, kad kareivis dingęs. Kareivis, norėdamas labai gerti, iššoko iš karietos ir nuėjo prie šaltinio. Prie to šaltinio jis užmigo. Kareivis miegojo 3 metus. Kartą vienas žmogus, eidamas pro šalį, pamatė kareivį, ant jo piršto brangų žiedą. Žmogus pamėgino žiedą numauti, bet kai tik jį pajudino, kareivis atsikėlė ir tarė: tai saldžiai miegojau. O žmogus atsakė: tu taip saldžiai miegojai, kad ir tavo drabužiai supuvo. Kai pamatė kareivis ant savo kūno supuvusius drabužius, labai nusigando. Jis nežinojo nei savo namų, nei panos dvaro. Atsikėlė ir klaidžiojo po girią. Beklaidžiodamas jis rado atsiskyrėlį. Kareivis ir klausė jį:
Ar jis nežino rožių lelijų dvaro? Atsiskyrėlis tarė. Aš nežinau, bet valdau paukščius, tai aš juos sušauksiu ir gal jie žinos, kur yra tas dvaras. Atsiskyrėlis sušaukė visus paukščius ir klausė juos, ar jie nežino rožių lelijų dvaro. Paukščiai atsakė, kad nežino. Tada atsiskyrėlis tarė. Paukščiai nežino, bet tu toliau eidamas rasi kitą mano brolį, kuris valdo žvėris. Gal jis tau pasakys. Kareivis atsisveikino su atsiskyrėliu ir išėjo. Beidamas jis rado atsiskyrėlį brolį ir klausė jį, ar jis nežino rožių lelijų dvaro. Atsiskyrėlis atsakė, aš nežinau, bet aš valdau žvėris, juos sušauksiu, tai gal jie žinos, kur yra tas dvaras. Atsiskyrėlis sušaukė žvėris ir paklausė, ar jie nežino, kur yra rožių lelijų dvaras. Jie atsakė, kad nežino. Tada atsiskyrėlis tarė, žvėris nežino, bet tu eidamas toliau rasi kitą mano brolį, kuris valdo vėjus. Gal jis tau pasakys. Kareivis atsisveikino ir išėjo. Beidamas rado trečią brolį ir paklausė, ar jis nežino, kur yra rožių lelijų dvaras. Atsiskyrėlis atsakė, aš nežinau, bet valdau vėjus. Juos sušauksiu, gal jie žinos. Jis sušaukė vėjus, bet vieno vyriausiojo vėjo nebuvo. Netrukus atlėkė ir jis, atsiskyrėlis paklausė tą vėją. Kur tu buvai? Vėjas atsakė, rožių lelijų dvare. Rožių lelijų dvaro ponia nešiojo 3 metus gedulą, bet jau praėjo 3 metai ir dabar ji ruošia vestuves. Gerai, atsakė atsiskyrėlis, tai nuneštų šį kareivį į rožių lelijų dvarą. Vėjas paėmė kareivį ir nunešė į rožių lelijų dvarą. Vėjas nusileido su kareiviu ties dvaro vartais. Pana jau buvo pasiruošusi važiuoti tuoktis. Buvo jau paruoštos ir karietos, kai tik susėdo važiuoti, vėjas pūstelėjo, išvarė ir sudaužė karietas, todėl sutuoktuvės buvo atidėtos kitai dienai. Tada vėjas paėmė kareivį ir įnešė į virtuvę. Kareivis prašė virėjas, kad pašauktų paną, o jos tyčiojosi iš jo ir sakė, atėjo koks driskis, nori mūsų panos. Kareivis vėl maldavo virėjas, kad pašauktų paną. Virėjus neiškentė, pašaukė ją. Kai tik pamatė ant kareivio piršto žiedą, tuojau jį pažino. Pana apkabino kareivį, pabučiavo ir rytojaus dieną buvo vestuvė. Gražios, linksmos ir laimingos.